su jumis LT Gamer ir šiandien pažaisime Euro Truck Simulator antrą dalį. Nuvešime krovinį, nes nėra ką žais daugiau. Laukiu jūsų komentaruose pasiūlytų žaidimų. Variklio gedimas. Jau mano mašinė iš vis šakės. Žiūrėkit, 25% žala. Baisu. Nieko, važiuosim po šito krovinio į taisyklas. Taisysiu mašiną. Šiuo momentu sėdžiu minus 652 pinigai. Doleriai čia, ne eurai. Taigi, siūlykit žaidimus į komentarus, ne tik žiūrėkit video, nes tausme pasiūlyti žaidimą ir bus pačiems įdomiau žiūrėti. Tai ką jūs norėtumėt, kad aš filmuočiau. Nes šiuo momentu nelabai turiu ką filmuoti, nes ta prasme daug šiuo metu labai nežaidžiu. Tai tiek. Šiaip buvau įsirašęs Far Cry 4. Patiko, bet kadangi dabar šiuo momentu vaizdo plokštė yra silpna, tad negaliu jo filmuoti ir normaliai žaisti, nes aš žaidžiu tik ant low grafikų ir tai stringa šiek tiek. Far Cry 4 čia buvau įsirašęs, Far Cry 3, nu šiaip normaliai Far Cry 3 žaidžias. Bet, oi, nežinau, kur rodė atveši. Blemba, dar greitį virčiau. Sėdžiu minus 1202. Biški žiauriai. Kažin kiek už krovinį gausiu, plus dar. Biški žalos tam krovinį yra. Video toks trumpas, nes jau buvau pusę kelio nuvežęs, tiesiog galvoju, nekėliau porą dienų video, reikia ką nors nufilmuoti, bet per Garry's Modo, kadangi nieko daugiau neišmokau, per Minecraftą, vos nesirinkiau. Minecraftą nelabai švis žaidžiu dabar Minecraftą, kažkaip tas Minecraftas man įdomus. Ten pradžioje, kai gavau kompą, nes senai, tas buvo kompas sugedęs, senai neturėjau. Tai šiaip atsisinčiau prikolą tai pažaisti. Gerai, kur čia dabar sugadę, biškai važiuosim, suksim. Pažiūrėsim, kiek gausiu už krovinio atvežimą. Taigi. Norėdami praleisti parkingas, spauskite ant kelius parkingas. Nuvažiavome 427 km, sugaišta laiko 28 valandas 5 minutės. Čia žaidimo laikas. Sunaudojo kuro 215,6 litro. Gavau 10 štukų 200, minus 300 už... O, dar liovas keliu trečią. O, Ok, ką čia galim? Tolimą atstumą pasigerinsiu. Kai gerin šitos, tai jeigu mano tolimas atstumas gauni daugiau pinigų. Tai labai gerai. Gerai, čia yra kur nors. Buvo remontas. Važiuokim į remontą, tada ir baigsim video. Vos neatitrenkiau, kaip žiauriai būtų dar, būčiau gavęs kokius 2% žalos ir būtų mokėti reikėjo dar daugiau variklio gedimas. Ir tai visko nesakys, nes visas teismas kainuos apie kokį 50 000. Nežinau tiksliai kiek. Bet jeigu draugas už 11% žalos mokėjo 11 štukų, tai kiek aš už 25% mokėsiu, aš neįsivaizduoju. Blemba, kaip aš taip sudaužiau. Ai, nu rimtai, aš su draugu šnekėjau per Skype'ą, tai žinot kaip būna. Šnekėjau, užsimiršti, maždaug atsitrenkiau nors ir... Oi, blemba, atsitrenkiau. Nu, žodžiu, gerai, važiuojam čionais, pažiūrėsim, kiek kainuos taisymas. Tai fūra tavos traukė. Ant tiek staužyta. Reikės čia biškį pasinaudoti cheat engine'u. Biškį litukų užsičytinti. Ai, tik tai 11 štukų tai reikia mokėti. Ai, tai nedaug. Tai gal aš tada... Variklis tvarko būtinai, transmisija būtinai, važiuoklė būtinai, kabina nebūtinai taisyti. Viskas tai čia liks. Tai 900 liko daugiau niekas taisysim, bet tai taip normaliai dabar keičiamas, bet žalos bus 20%. Ai, nu čia tipo ratai po pagrindė. Variklius tiesiog dabar gerai trauksim. Taigi su jumis buvo LT Gameris, laikinkit, prenumeruokit ir rašykit į komentarus žaidimus, kuriuos norėtumėte, kad aš žaisčiau. Ir iki kito video.